Biškiuką pasikūrė. Seku. Sek. Būtina. Sirgai kovido. Ne. Aš nesergu šūdais. Blėt. Nebajau, net nieko nematau, o dabar matau. Tai aš nesergu, bičiuliai, šūdais, žinokit. Aš sirgau šūdais. Nu, tai tu šaunuolis. Kas pravirkdė karalių? Nepravirkdė, taip. Ne, realiai, jeigu atvarai kalbant, aš nesirgau covidu. Galbūt ir sirgau, bet tai buvo mano organizmui pochui. Tai vat, galim taip pasakyti. Nes mano organizmas buvo stiprus, aš galbūt be simptomių ir sirgau, Bibi žino. Dėkui už širdutės, dėkui už širdutę. Jo, stiprus pas mane, dėkui už širdutę. Kas čia į langelį norisi? Eina šik, taigi aš tais nepažįstu, aš tais į langelį nepridėsiu. Nulinis lygis. Pagal levelį nulinis lygis, sekėjų turi tik 15, dar į langelį nori. Neaišku, ką jis ten dar parašys. Pridės kalbėti apie visokias nesąmonės. Sekam dovanotojus, kebra, pasekam dovanotojus. Opa, šaunuolis, kad prisijungia prie komandos. Visai nemažai. Jo. Pasekam... Sekam dovanotojus, kebra, pasekam dovanotojus, būtinai pasekam dovanotojus. Staigė visi. Kas neseks dovanotojų, tam bus kaputį. Gerai, gal kaputį nebus, bet vis tiek. Sekam dovanotojus, kebra, sekam. Kylam, kebra, kylam. Tapinam, dar plius, nepamirškit patapinti. Patapinam, kebra, patapinam. Kas nepaseka. Nu, tai duha yra, kurie neseka. Tai va, jeigu norit būti draugiški, visi sekam dovanotojus. Aš tai pasakiau iš karto. Visus, kurie man dovanoja, visus aš pasakiau iš karto, akimirksniu. O tiem, kurie yra skregos ir nesugeba paspausti follow, bet sugeba rašyti duhinus komentarus, tai čia jau... Seku tik tave ir paltuką. Paltuko nesek. Na gerai, paltuką gali irgi sekti, aš tau leidžiu. Ir kuris geresnis, aš ar paltukas? Davai, skelk savo pastebėjimą. Aišku, ten paltuką žiūri, ten 15 000 žmonių, tai ten žinai. Bet ir kitus pasiekit. Visus dovanotojus taip pat reikia pasiekti. Geras paltukas geresnis. A, ne? Bet matai, paltukas išgėręs, o aš blaivas. Nu ir kas čia nori betlą, ką? Kas čia nori betlą? Nenoriu aš betlo. Tai ne šiktas betlas. Mane įdomu. Nebent su palitu, galbūt eičiau betliuką. Nesivargink, bičiuliai, nekviesk langelį, nepriimsiu. O kurva raketa? Aš jau 3 lygio. Šaunuolis. Aš 15, bet nepamenu daugiau. Opa. 3 gražiausios tiktokerės. Išvardink. Nežinau tokių. Man neįdomu kažkaip. Kaip tau sekasi? Gera. Įselizdų ir žinoji, kad. Labas. Labą. Pažįsti Rimantą Budriokį? Ne. Nedomina tiktokerės ar apskritai panos? Panos mane domina, bičiuliai. Mane domina panos, bet aš nežinau jokių gerų tiktokerių, kurios man būtų zaibys, kurią galėčiau žiūrėti ir būtų achujenai. Tai va, šiaip realiai mane domina panos, bet aš nežinau jokių tiktokerių, kurios būtų zaibys. Kodėl pas tave yra baltų plaukų? Todėl, kad aš sensta. Na, nebloga tokia. Ne, jinai kalė. Kristina Tičkovienė.
Normali motina, normali boba niekada nenumestų savo vaikų kažkam kitam. Tai vat. Normali moteris niekada neišmestų iš aukštinės savo vaikų. Ir tiktų į žmonas. Na va. Kartu nurašyta. Tai faktas, nes pirmas dalykas, jinai yra kvailas žmogus. Ta Kristina Tičkuvienė, pirmiausia. Antra, prisipisa vaikų ir paskui su vaikų teisėm turi problemų ir iš jos atiminėja po to tos vaikus. Ir pisa į vaikų namus. Tai va. Ir jinai nėra, iki dabar nėra savo vaiko pasijėmusi iš vaikų namų. Iki pat dabar, nes jie yra pohui. Kas čia per motina? Tiesiog žiūrikit, totaliai ir viskas, bet ne motina. Linute, praeitą kartą užmutinai mane, neatleidžiau. Nu, matyt, šūdų parašiai, kad tave užmutino praeitą kartą. Matyt, nesąmonė buvai parašęs bičiulį. Kvaila kažkokį tai komentarą parašiai. O Linutė be reikalo nemūtina, žinok. Linute kieta. Jop, teisinga. Linute griežta, bet teisinga. Nu kaip ir aš. Kaip ir aš, griežtas ir teisingas. Ar aš neteisingas? Ką, bičiuliai, parašykit. Ar aš neteisingas? Karalius teisingiausias. Tuo tai va, mata. Aš dabar užreisiu nuosivą tep. Į viršų, kaip kablys. O kur va raketa? O kur va raketa? Deimantė linkėjimus perduoda. Gerą, aš šiandien nepažįstu, bet pohui. Aš nepažįstu Deimančioką, bet tai pohui. Imbalas. Kur? Kur tu pimpal mata? Aš nematau, kur unci. Tikriausiai poloirių turi būsimą partnerę. Nu, Andra būti čia tu. Analinis dydis. oplen, Ką karalius gero. nieka. Sekam dovanotojus, pasakam dovanotojus, kebra, pasakam dovanotojus, Staigė sekam dovanotojus. O kas to nebus padarė, būsit patys blogiausias pasaulyje žmonės. Ir nebeturėsit mano pagarbos. Jeigu norite turėti mano pagarbą, sekam dovanotojus visam laiko. Paspaudot follow ir pamirškit atspausti follow. Labą. Imbalas. Nu, Kaip karaliui sekas. normalią. Imbalas. Ir Linute visi sekam. Jop. Imbalas. Šiaip realiai, kebra, jeigu nenorit gauti mūtų banų, nerašykit kvailų komentarų. Ir negausit jokių apribojimų. Nes baną gaun visam laiko. Bent jau 4-5 metus tai faktas, kad baną gaus. Kartaus gaunasi kvailas, nes nesuprantu aš daug žodžių. Tai va. Nerašykite tiesiog komentarų, katrai yra nesąmoningi. Pavyzdžiui, bimbalas ir panašiai. Geriau patapink tuo komentarų tokį. Kiekom. Kaip suprast, kiekom. Vis, pabaig sakinį, bičiuli. Kažkas dildas rašė, aš nesuprantu, ką čia reiškia. Ai, tai aš tau neversiu. Jinai save pragaro karalius. Aš klausiu. Kaip? Kiek birkakom. Linutė, tu birka galvių pasirūpink, užbanink nahui. Gyvena. Kaip ten, nesupratau dar. Ai, kodėl jis pasivadins pragaro karalius? Neik į mano kanalą. Gyvena. Gerą. Neik į mano kanalą pragaro karalius. Oficialų mano kanalą. Į ten susirask video pragaro karalius tikrą istoriją ir pasižiūrėk. Ir suprasi. Arba jeigu negali matyti tų video, tik tuokis. Susirask, kai sukėlės aš ir į tiktuoką.
Paskrolink ten turėtų kažkur būti, tarp dachuje vidosų. Labai įdomi tavo gyvenimo istorija. Nu tai pasižiūrėk dar kartą. Kuo daugiau peržiūrų YouTube turėsiu, tuo greičiau gausiu narystę YouTube. Ir būsiu privilegijauts. Jo, ir būsiu privilegijauts aš. Nes čia labai daug reik 3 kartus. Jo, dar žiūrėk. Nu, Per mėnesį pažiūrėk 200 000 kartų, kad man valandas pakiltų iki 100%. tai aš jau mintinai išmoksiu. Nu jo, faktas. Apinam. Gerą kaminą išmoks. Nereikės rašyti, kodėl pasivadins pragaro karalius. Kitim galės papasakoti, ką paklaus. Nes mane į bornos aušinti nebreks. Dabar bus kitas lip. Ar Ne, yra aš- naujų gerų žaidimų ant kompo? Tuksas. Mata, bičiuli, viskas priklauso, kiek tu pinigų turi. Jeigu turi pakankamą šaibą, gali per Steamą nusipirkti kokių tik nori žaidimų. Vartoji alkoholį. Ne, arba gali panaudoti mano nuorodą, nueik į Twitch'ą ir ten susirask mano Anebas nuorodą. Pirk per mano nuorodą gausi pigiau žaidimų. Tai va, gausi pigiau žaidimukų. 3% nulaid gausi. Bet kuriam žaidimo, kurį katru įsirinksi. Bet pirk tik tas per mano nuorodą, Anebo. Ausinės gavau aš Bibi Draskės. O taip va. Kiek tau metų? Mano žmona sako, kad žaidimai tik vaikams, bet aš vis tiek žaidžiu, neklausau anos. Nemanau. Pavyzdžiui, žinau tokį streamerį. Žaidimą pirktum, jei turėtum 50 eurų. Dabar žiūrėk, bičiuli, žinau tokį streamerį svarbiausia daryti. Užbanink mane, dėkui. Gerą. Rytoj. Šiandien tingu. Aš žinau tokį streamerį svarbiausia daryti. Nežinau, tu garsiausias. Ne. Pirmas dalykas. Turi žinoti, visi žino Lietuvo. Tai va, svarbiausia daryti, unsa tor šeimą. Tor žmona, tor vaku, bet unsa vis tiek streamen ir vis tiek daro tai, kas anam yra įdomu. Tai va. Faivemą žaidį, taip toliau. Patikėsi seni. Nu, davai, tikėk. Visi žino pragaro karalių. Niekas nežino svarbios jie daryti. Žino. Visi žino. Jisai jau buvo žinomas dar tada, kai aš nedariau nieko internete. Tai va. Kiek pirktum, jei gautum 100 eurų. Nieko nepirkčiau. Tu zaidi pivam. Ne, nežaidžiu. Ir kodėl tu prašaisi į langelį, man dabar pasakyk. Ką žmogau? Ką tu man nori papasakoti? Ką tu man papasakosi? Varyk batau. Negaliu. Rasim bendrą kalbą. Nemanau. Aš priimu į langelius tik moderatorius. Arba senus gerus pažįstamus. Tai va. Nu dar paltuką priimčiau, pohui. Kalosi batau nebeprasysim. O kada jau skaitaisi pažįstamas? Nežinau, kaip praeina 4-5 metai, jeigu bendrauji su manim tiek laiko. Bet to dar vienas dalykas. Tai jis pavadina pyrago karalius. Už tai gauna mūtą arba gauna baną. Tai va, Varyk laivą su Kristina. negaliu. Aš su šliūkom nedarau live transliacijų. Aš su šliūkom live transliacijų nedarau.
Tai va, pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu nori turėti galimybę patekti į langelį ir tapti pažįstamu, privalai prisijungti mano Discord'o serverį Pragaro karalystė. Pakvietimą gali surasti Instagram'e. Užpildyk anketą, kad nebūtų amžiaus klaidos. Taisyklingai nurodyk amžių, taisyklingai nurodyk lytį ir panašiai taip toliau. Tai kas ten bus reikalaujama. Ir pateik anketą. Administracija peržiūrės ir jeigu viskas atitiks, ar teisingai būsi užpildęs, tave patvirtins. Ir galėsi būti Discord karalystėje ir bendrauti. Tavo fanas, užsičiauk, prašau. Tai mano fanas niekada man nesakytų užsičiauk. Tai va. Tai tu esi tas, kuris ieško problemų. Atsiprašau tada. Tai neatleisiu viskas, aš dabar esu. Paidamo serverį. Ne. Aš turiu sukūręs Eurotrako. Būsiu naujas tavo pažįstamas karaliau. Jo. Mane visi pažįsta, tik aš nieko nepažįstu. Tiek tapetai. Dar kvailesnį klausimą parašyk. Aš ir noriu, kad mane pažįstum. Pažįstum? Ai, pažintum, sako pažįstum. Jo, tai sakau, junkis į Discordą, Pragaro karalystę, užpildyk anketą, teisingai amžių nurodyk, lytį nurodyk, teisingai, be melo, nes viena klaida yra gresiamas. Ne tai parašiau. Nu, pokoj, aš supratau, vis tiek ką tu pasakyti norėjai. Tai va, neteisingai užpildysi bent vieną klausimą, iš karto būsi pašalytas iš servo ir negalėsi jungtis 24 valandas. Tai va. Tapinam, draugai, tapinam. Tapinam, hebra, tapinam. Paliko mūsų karalių. Ne, čia mane žiūri nemažai žmogeliukų, gerai ir viskas. Tapinam, hebra, tapinam. Tapinam. Jo, davai, kas sudaužys guolą iki galo, kur jį dabar uždėts, tik tokį. Virš viso ko jau žiūri. Jo, va. Neusimokės už elektrą. Jo. Dėl to įdarau laivus tik tokį, kad galėčiau už elektrą susimokėti. Kas geriau, namas ar butas? Šiaip namas, faktas. Butas irgi zaibys, bet ir namas zaibys. Bet jeigu reiktų rinktis, tai rinkčiaus namą. Nes name tau... Namas infarktas. Namą, jeigu turi, tau tai reiktų mokėti tik už elektrą. Nu ir dar už vandenį. O už šildymą tau mokėti reiktų tik tais į metus kartą. Karalius. Tai vat, sumokėtum už šildymą tik tais tiek, kiek kainuoja malkos žiemos laikotarpiui. Ir viskas. Už malkas tik tais atvežimą. Ir nereikėtų mokėti tau kiekvieną mėnesį už šildymą. Vieną kartą susimokė, tau užtenka malkų visai žiemai. Nu žiūrint dar koks kiekis tų malkų, faktas. Bet atsiveži tiek, kad užtektų visai žiemai. Baigiai mokyklą. Viską baigiau. Bent. Kodėl jums rūpi, ką aš baigiau, ko aš nebaigiau? Koks tai skirtumas, ką baigiau, ko ne? Ar 10 klasių baigiau, ar 12 klasių baigiau? Koks jūsų reikalas? Kiek aš tų klasių baigiau? Kas to pasikeis? Nes tu darbe turėtum būti. Ne. Jau tokiu laiku turėčiau būti namuose, o ne darbe. O mano darbas yra internete. Tai va. Pridavai. Tai va, sakau. O aš dirbu, bičiuli, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Internete. Mano darbo pobūdis yra tiesioginės vaizdo transliacijos. Twitch platformoje. Esu nenervosiu. Gera.
Tai va. Kiek uždirbi? Tiek, dabar tu įmesk vieną rožytę, jeigu turi pasipildys. Beždžionė. Tikras darbas pas ūkininką. Ne, ten yra vergystė. Žiūrėk, turi bičiulį vieną koncą, kad galėtum įmesti rožytę man. Pasakysiu aš kiek uždirbau. Tada. Jei pas ūkininką traktorių vairuoji, tai kokia čia vergystė? Matai, jeigu dirbi, tu dirb turi oficialiai, pagal visus dalykus, oficialiai. Tai va tau, jeigu aš galėčiau dirbti, ir mano regėjimas, jeigu būtų 100% ir aš dirbčiau, tai aš dirbčiau tik legaliai. Aš nedirbčiau nelegaliai, tik legaliai. Su visais draudimais, su viskom, taip kaip turi būti. Neįslaikysiu tavęs. Tai va. Aš dabar užsiimu tuom, kom aš galiu užsiimti, pagal savo galimybės. Jei būtų geras regėjimas, kuo dirbtum? Nežinau dar. Gal netgi Lietuvoje manęs nebūtų. Čia nežinau, kur aš būčiau tada. Gal būčiau Lietuvoje, gal būčiau Maksimoje dirbčiau, arba kokiuose Vičiūnuose už 800 eurų, kaip visi normalūs lietuviai. Gaisrininko. Gal, kas čia žino? Niekas to nežino, bičiuliai. Kasininku dirbtų. Visko gali būti, bičiuliai, nežinau. Buhalteriu. Nežinau. Sakau, nežinau, negaliu pasakyti, kuom, kas, kaip, ką. Pirmiausia, to nebus niekada, kad mano regėjimas bus 100%. Antra, aš darau tai, ką aš sugebu. Aš sugebu daryti tiesioginės vaizdo transliacijas per Twitch'ą. Jeigu žmonėms patinka tai, ką aš darau, žmonės mane gali paremti. Nusipirkę subscribe ar dar kažką tai. Pavyzdžiui, per Twitch'ą žmonės, kuriems patinka tai, ką aš darau, gali pirkti subscribe. O aš gaunu po to pinigėlius metų pabaigoj iš Twitch'os. Tai va. Tas pats ir TikTok'e galioja. Perki subscribe ir aš gaunu pinigėlius po mėnesį vieną kartą. Valinsko. Tai, kad tu sieja su mali. Nu tai malimas ir yra esmė tame. O tai ką nori, kad aš nevalčiau šūdo? Žmonėms patinka šūdų žiūrėti. Kodėl, pavyzdžiui, paltuką žiūri 1000 virš žmonių? Todėl, kad jis belia kokį šūdą mala. Visi kažkiek mala. Nu tai va. Paltukas kiek mala šūdą, jie žiūri virš, kiek ten 3-5 štukos, kiek ten 2 štukos. Tai va, 2 štukos. Žiūri, bet jis irgi mala šūdą. Labas. Laba. Aš irgi galiu kažką panašaus daryti. Jeigu aš tą pradėsiu daryti, ką daro paltukas panašiai, kaip seniau. Atsiminit, kaip aš seniau raganėdavau. Jeigu aš pradėsiu daryti tą patį, kaip anksčiau, jūs pradėsit mane reportinti, aš gausiu baną. Tai va, viskas. Todėl po pastarųjų banų Twitch'e. Dar bendrauji su tuo baguru, kur tau padėdavo Twitch streaming. Nebendrauju. Tu kas per laivą jis geria desalaus. Aš tai negeriu alkoholio. Tai va. Jisai tegul blaivas raganėja. Aš blaivas raganėdavau seniau. Tai va. Bet kai pradėjo mane žmonės reportinti ir aš pradėjau gauti banus per Twitch'ą, tai nusprendžiau tiesiog ramiai, gražiai žaisti žaidimą tą, kurį aš moku žaisti. Ir jokių raganėjimų daugiau nebus. Viskas. Nes patys žmonės pridirbo, patys kalti. Patys mane pradėjo reportinti ir aš pradėjau gauti baną. Už nieką. Už tai, kad aš
darau linksmą turinį. Vien už tai mane reportindavo ir aš gaudavau banus. Cooldownus iš pradžių, paskui metams baną gavau. Putino. Tai va, vaikai. Tas raganėjimas. Vaikai visokie. Misija deg. Visokie vaikai reportindavo per Twitch'ą. Todėl dabar aš ir nebeprikolinu kaip seniau. Tiesiog sėdžiu ramiai, bendrauju su auditorija ir viskas. Tiek per čia, tiek per TikToką, tiek per Twitch'ą. Nu, aš galiu, jeigu aš labai norėčiau, aš galėčiau greitai pakelt žmonių skaičių tiek TikTok'e, tiek Twitch'e iki 2-3 štukų. Tai va. Sakau, bičiuli, paklausyk, jeigu žinočiau 100%, kad manęs niekada niekas nebereportins ir aš būsiu saugus, aš galiu pakelti ir TikTok'e, ir Twitch'e, kad mane žiūrėtum 3K, 4K žmonių. Tai va. Bet aš to nedarysiu, nes iškart pis reportą, aš gausiu baną. Vien už tai, kad aš darau gerą kontentą, linksmą kontentą ir vaikai visokie pavydė. Atspekė. Tai va. Čia aš galiu greitai pakelti tų žmonių skaičių. Įgert visiškai nereikia. Kristina žiūri tiek ir bano negauna. Nes niekas nereportina.